Etsy tai yra pasaulinė online platforma, prekyvietė, dar kitaip vadinama marketplace'as, kur kiekvienas gali prekiauti savo sukurtais produktais. Rankdarbiais, dizainais, savo kuriamom linijom, drabužiais, dizaino elementais, menu, kūryba, kolekcijomis, vintažu, rankdarbių priemonėm. Ir ši platforma išsiskiria tuo, kad kiekvienas pardavėjas pardavinėja savo originalius produktus. Tai reiškia, kad produktai neatsikartoja per kitus pardavėjus. Tai kaip ir minėjau, Etsy platformoje galima prekiauti savo sukurtais produktais bet kokiu pavidalu. Fiziniu, skaitmeniniu arba print on demand, kada jūsų sukurtą skaitmeninį produktą tiekėjas perkelia ant fizinio produkto ir išsiunčia jūsų klientai. Kuo negalima prekiauti Etsy platformoje, tai žinoma kopijomis, negalima perpardavinėti kitų gamintojų daiktų, negalima daryti standartinio dropshippingo, negalima pažeisti autorinių teisių, negalima pardavinėti produktų iš antrų rankų, jeigu jie yra jaunesni negu 20 metų, na ir žinoma negalima prekiauti nelegaliais produktais. Taip, Etsy parduotuvė neturi jokių ribojimų, išskyrus asmuo, kuris kuriasi Etsy parduotuvę, turi būti 18 metų arba vyresnis. Tai priklauso nuo jūsų lūkesčių, nuo jūsų tikslų ir nuo jūsų galimybių. Tai jeigu jūs norite Etsy paversti savo pagrindiniu pajamų šaltiniu, savo verslu, tai žinoma pusvalandžio per dieną nepakaks. Reikės į tai žiūrėti kaip į tikrą darbą, tikrą verslą ir skirti tikrai daugiau laiko. Bet mano aplinkoje yra žmonių, kurie Etsy platformai skiria pusvalandį per dieną ir puikiausiai prekiauja. Tai vėlgi priklauso tik nuo jūsų. Jeigu jūs įdėsite pakankamai darbo ir sparčiai susikursite, sukelsite daug listingų savo produktų, tai pajamos gali pradėti ateiti pas jūs jau tą patį mėnesį. Vėlgi aplink mane yra įvairių pavyzdžių, kada tą pačią savaitę ar sekančią savaitę jau prasideda užsakymai, bet ir yra tokių pavyzdžių, kada ir pusę metų nėra užsakymų. Tai čia jau ne mano kontrolėje, ne Etsy kontrolėje, o tik pačio žmogaus, kuris kuria savo parduotuvę ir atitinkamai pagal jo pastangas ateina rezultatas. Nereikia būti baigus jokių mokslų, nereikia įgauti jokios patirties. Etsy parduotuvę gali susikurti kiekvienas pats savarankiškai. Informacijos internete galybė, kaip auginti savo parduotuvę, bet jeigu reikia pagalbos, jos taip pat yra. Tai yra mano įsteigtas Etsy klubas, kur renkasi Etsy bendruomenė, dalinasi savo patirtimi, aš padedu, atsakinėju klausimus ir panašiai. Ši problema taip pat išspręsta, eikite į www.nerinovi.lt, _Etsy mokymai arba tiesiog pagrindinėme puslapyje rasite mano išsamų Etsy kursą, kuris ir bus individuali pagalba. Ten nuo A iki Z viskas detaliai, išsamei sudėliota pamokose nuo parduotuvės atidarimo, netgi nuo pasiruošimo iki jos vystymo, susitvarkymo, pirmųjų pardavimų, atsiliepimų, parduotuvės auginimo, išorinio marketingo, viskas, ko tik pageidaujate. Taip pat ten papildomai konsultuoju, atsakinėju klausimus ir padedu jums susikurti ir auginti savo parduotuves. Na, rezultatų jums dėja niekas negali garantuoti, bet ką galiu garantuoti aš, kad suteiksiu jums visą pagalbą kelyje ir visos pamokos, tos, kurios yra kurse, jums sutrumpins jūsų kelią į Etsy rezultatus. Ir jūsų investicija už šį Etsy kursą atsipirks labai greitai. Tai visų pirma gausite visą paketą mokymų, 6 moduliai, daugiau negu 30 pamokų, failai, parsisiunčiami paruoštukai, skaičiuoklės, video medžiaga, viskas, ko reikia jums žingsniuoti iki jūsų rezultato. Taip pat gausite ir dovanų 3 papildomas paskaitas klausimai atsakymai, taip pat gausite Instagramo kursą dovanų, kur labai išplėstai pasakoju, kaip galite prikviesti į savo Etsy parduotuvę auditoriją iš kitų platformų ir taip pat gausite mėnesiui nemokamai išbandyti Etsy klubo narystę. Tad priežasčių nesijungti tikriausiai nėra, susimatome Etsy kurse dabar.